Šį kartą atėjau į RST kliniką ir kaip lankytoja, bet to pačiu su tikslu pasidalinti su jumis apie savo patirtį šioje klinikoje, apie tai, kokios procedūros man yra atliekamos ir kokios pasiteisino ir dėl ko aš čia vis sugrįžtu, jau nenoriu sumeluoti, pasakysiu, kad 13 metus, iš tiesų 13 metus. O dėl ko esu lojali, galiu rasti labai daug paslaugų spektro po vienu stogu. Ši klinika turi tikrai didelę patirtį ir svarbiausia, ne tik pati klinika, bet žmonės, kurie čia dirba, gydytojai turi patirtį daugiau negu 20 metų, kas yra be galo svarbu. Pažįstu savininkę, asmeniškai pažįstu Jurgitą Staškienę ir labai dažnai tu gali susidaryti įspūdį apie tai, kokia yra veikla įmonės nuo to, koks yra vadovas. Jurgita yra tas žmogus, kuris labai kruopštus yra detalėms, eina kojon visada su pažanga, nėra ribų tobulėjimui, tobulinasi ne tik pati, bet ir tobulina visą komandą. Bet nuoširdžiai noriu pasakyti, kad aš nesu žmogus, kuris dažnai lankosi klinikose grožio procedūrose. Todėl jeigu jau man reikia apsilankyti, tai turi būti tikrai labai reikalinga, kad aš skirčiau savo laiką, žinočiau, kad aš ten gausiu rezultatą didesnį, negu aš galiu pati atlikti namie. Tai mano vis tiek pirmoje vietoje tai yra rutina, kasdieninė rutina, mano kasdienos pasirinkimai mityboje, fizinis aktyvumas, tačiau kartais ištinka koks nors estetinis klausimas. Na, pavyzdžiui, jau ne 20 metų man yra, tai ir celulito apraiškos kartais pasirodo, priklausomai aišku nuo gyvenimo būdo, bet aš pamatau, kad jau labai nedaug reikia, kad tas išiškėjimas matytųsi. Tai jau trečią vasarą ateinu vienas lygas į procedūrą ir žinoma, kokia bebūtų pažangi technologija, bet mes procedūrą ateiname ir praleidžiame tik ten 1% mūsų laiko. Tai reikia suvokti, kad jeigu jau ryžtamės ateiti į procedūrą, reikia žinoma sužiūrėti ir kitas gyvenimo būdo dalis, tačiau neįmanoma nepastebėti poveikį, kai tu viską visumoje atlieki ir sieki tam tikro tikslo. Daugiau vandens atsigerti, daugiau pajudėti, pajudinti limfą ir ateiti į procedūrą, kuri tinkama būtent jums. Tai mano atveju aš tariausi su specialiste, parekomendavau vienas lygas. Jūsų atveju galbūt bus visai kitaip, apžiūrės odai, vertins jūsų situaciją, sveikatos būklę ir pasiūlys galbūt kažkokią kitą alternatyvą, todėl kad šioje klinikoje, kas yra smagu, kad pasiūla yra labai plati, tačiau visa įranga naujausia, moderni ir tas veiksmingumas priklauso nuo įvairių faktorių, tačiau neabejoju, kad sprendimą rasite čia tikrai, kad matytumėt rezultatą. Tai ką aš pastebiu po 5-6 procedūrų, nors kursas irgi jūsų atveju galbūt bus įvertintas ir tai gali būti nuo 5 iki 8 procedūrų, bet jau po 4 procedūros matosi odos sustangrėjimas ir daug lygesnė oda. Tai čia vienareikšmiškai, nes būtent jeigu aš nematyčiau rezultato, aš nekartočiau jos. Kita procedūra, kurią šią vasarą pirmą kartą išbandžiau, Crystal Fit, tai yra raumenų tonuso ir stiprinimo procedūra. Iš tiesų, po 3 vaiko aš pastebėjau, kad būtent pilvo odos ir pilvo sritis yra pakitusi. Aš nesu toks žmogus, kuris pergyventų dėl kažkokio kiekvieno trūkumo, kurį aš galbūt matyčiau. Tačiau, pamąsčius ir pagalvojus apie tai, kodėl nepasitelkti modernių, saugių technologijų, manau, kad puikus yra sprendimas saikingai, pasvertai pritaikyti tokias procedūras, ypatingai kai tu pasitiki kliniką, pasitiki specialistu, išsikalbėti, pagalvoti ir priimti sprendimą atlikti procedūrą, kuri tikslingai taikys į tą problemą. Jeigu jūs svarstote, kad norėtumėt galbūt apsilankyti, pasitarti dėl kokios nors procedūros, labai raginu tikrai ateiti pas specialistą ir nuoširdžiai papasakoti jam apie savo problematiką, kas neramina, ko tikėtumėtės. Ir tai padės tiesiog daug greičiau suprasti, ar jums apskritai reikia tos arba kitos procedūros ir labai skatinu, nes kolektyvas ir specialistai ypatingai atviri. Tai ta komunikacija būtent labai svarbi rezultatui pasiekti. Vienas iš privalumų RST klinikos tai yra draugiškas, supratingas ir labai sąžiningas kolektyvas, kuris, jeigu matys, kad nėra problemos, tai tiesiog pasiūlys galbūt ateiti vėliau. Man tai buvo svarbu, nes mano atveju tai buvo, kad aš atėjau ir man pasakė, kad būk rami, galbūt kažkada vėliau, tokie dalykai tikrai žavi. Kadangi aš nemažai gaunu privačių žinučių su klausimais, kad galėčiau rekomenduoti dermatologus, tai noriu pasakyti, kad RST klinika yra ta vieta, kuris surinko daugiausiai labai stiprių dermatologų. Vien Vilniuje jų yra RST klinikoje dirbančių 14, o bendrai tikrai virš 25 dermatologus per visas klinikas. Na ir žinoma, svarbus labai momentas, aš jau paminėjau, bet
kiek stipriai yra investuojama į specialistų, gydytojų apmokymus. Jeigu vyksta įvairios konferencijos, mokymai, tai R-Estetik kolektyvas tikrai bus ten. Tai yra svarbu, nes viskas keičiasi, kuriami nauji produktai, kuriamos naujos technologijos ir laikyti ranką ant pulso yra labai svarbu, tam reikalingos ir investicijos, tam reikalingas teisingas požiūris, vadovo teisingas požiūris ir R-Estetik žengia tikrai kojant su geriausiom technologijom. Ir kaip tik sužinojau, kad R-Estetik klinika vien Liepos mėnesį turėjo 10 apmokymų, net 10 apmokymų su tarptautiniais labai stipriais treneriais. Taip kad, tikrai apsukos nemažas, bet viskas dėl to, kad galėtų pasiūlyti jums kokybiškiausią, tinkamiausią paslaugą. Aš tikrai esu lojali, jeigu aš jau atrandu tai, kas man veikia, man nebelieka tikslo blaškytis, kažko ieškoti, nes mane tiesiog tenkina tai, ką aš gaunu. Labai tikiuosi, kad mano šis komentaras, pasidalinimas nenuvils, o paskatins kaip tik pasidomėti ir apmąstyti, galbūt jūs galite spręsti savo problemą arba galbūt savijautos būklę ateidami į R-Estetik.